Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakultetas naujus akademinius metus pasitiko su atnaujintomis auditorijomis. 5 auditorijose buvo atlikti apdailos darbai. Taip pat auditorijose sumontuota praėjimo kontrolė bei auditorijų naudojimo elektroninė duomenų bazė. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto dekanas profesorius daktaras Vitalijus Denisovas laidos Universitetai LT komandai komentavo atliktus renovacijos darbus. Fakultete atnaujintas visas pirmas aukštas, visas auditorijos, kurios iš tikrųjų, kaip rektorius paminėjo, yra tiek mūsų fakulteto, tiek visų kitų fakultetų, visi miestelėje esantys studentai galės naudotis šitų grožių. Kitas dalykas buvo, kaip minėjau, įdikta norim inovacijų, ne tradicinės infrastruktūros ir čia tokia labai įdomi dermė, reiškia, architektūrinio paveldo ir naujausių technologijų, tame tarpe ir informacinių technologijų. Tai turim dabar apskaitos sistemą, turim labai patogų įėjimą individualų kiekvienam dėstytojui su magnetinė kortelė auditorijas. Planuojam optimizuoti tvarkaraštį ir šitą sistemą mums leis tai padaryti. Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto dekanas profesorius daktaras Vitalijus Denisovas taip pat apžvelgė priežastis, kodėl nuspręsta atnaujinti fakulteto patalpas bei kas prisidėjo prie šios renovacijos. Iš tikrųjų nuspręsta buvo anksčiau dar buvęs dekanas profesorius Petras Gricevičius, apie tai visą laiką jis turėjo rūpestį, bet dėja neatsirasdavo finansinių galimybių tam. Tai šiais metais mes visų pirma, tai rektorato sprendimas planuotas, bet mes prisidėjom taip pat ir iš fakulteto šiokį tokį finansinį savarankiškumą turim, tai iš fakulteto lėšų taip pat prisidėjom prie šito atnaujinimo. Tai tokia mūsų partnerystė dviejų administracijų, manau, sėkmingai pasibaigė. Atidarymo metu į atnaujintas Klaipėdos universiteto gamtos ir matematikos mokslų fakulteto patalpas žengė infrastruktūros direkcijos direktorius Vidmantas Doleba ir studijų prorektorius profesorius daktaras Mindaugas Rugevičius.